aš kažva čia nesenais Norvegų, man atrodo, skaičiau tokią statistiką, kad 20-25% vyrų augina ne savo vaikus. Ir tai buvo įrodyta per DNK tyrimus. Aš nepatikėjau. Aš pradėjau dar toliau tikrintis, ar tikrai taip gali būti, nes čia išeina kas 4-5 vaikas Norvegijoje yra, na, tiesiog kaip susilaukė nuo ne savo vyro, tai reiškia, jinai buvo neištikima. Ir net nesisaugojo. Ir tai dažniausiai nežino ir slepia. Tai ir būna, kad ten rašė toj knygoje, kad tenai 15-16 metų vaikas net nežinojo, kad, pavyzdžiui, kad čia netikras tėvas. Tiek metų išaugino ne savo vaiką. O jūs norit manęs paklausti Lietuvoje? O kaip Lietuvoje, taip? Tai aš jums galiu papasakoti. Aš turėjau vieną situaciją, kurioje kreipiausi net į prokuratūrą, nes iš tikrųjų man iš tikrųjų ir kaip žmogui, ir kaip teisininkiai kilo pakankamai pagrįstas klausimas, ar viena moteris, mano kliento žmona, gerą 10-metį slėpdama faktą, kad jis nėra šito vaiko tėvas, jinai neatliko veiksmų, kurios apimtų sukčiavimo nusikalstamas veikos sudėtį. Nes mes turėjome byloje duomenų, kad jinai žinojo visą laiką ir visą laiką sąmoningai tylėjo. Tai ką reiškia? Tas vyras augino ne savo vaiką, jis jį išlaikė, išleido krūvas pinigų ir negana to vieną dieną sužinojęs šitą faktą, jis buvo šoke ir nekuriam vyrui turbūt gal ir atlaikytų psichinę sveikatą, tai gali daryti ir savižudybės. Aš jau nekalbu apie tą pusę, ką vaikas išgyveno ir patyrė. Ir teisme šita moteris atėjo ir sugebėjo įvardinti keletą vyrų pavardžių, kurie potencialiai galėtų būti to vaiko tėvai. Atsiprašau, kad juokiuosi. Jinai tiesiog šaltų veidų vardina, kas galėtų čia iš tų vyrų tikti. Oh my God. Nei vienas netiko. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Įtraukia į bylą trečiuosius asmenys, kurie galimai biologiniai tėvai gali būti. Nes teismas vaiko be tėvo negali palikti. Jeigu mes nenustatom tėvo, vyras tampa socialiniu tėvu pagal aukščiausio teismo praktiką. Tai yra apgailėtina. Tai yra man galvoje netelpantis šitie dalykai, nors turėčiau sakyti ar ne, turbūt kaip teisininkė, o ką daryti tada mums, o kodėl šitas vyras dabar turi kentėti visoje situacijoje, kuris nie prie ko. Tai šiuo atveju vyras liko socialiniu tėvu, nes biologinis tėvas liko nenustatytas. Jis iki šiol, ką tai reiškia, turi mokėti išlaikymą vaikui. Vaikas iš vis atsisakė toliau bendrauti su šituo žmogumi. Sako, čia ne mano tėvas, kodėl iš viso štai turiu daryti. Vaikui čia atskira istorija, kas atsitiko. Moteris tiesiog praktiškai juokėsi į veidą, sako, o kodėl tau nekilo niekada įtarimas, kad vaikas šiek tiek į tave nepanašus. Man asmeniškai žiūrinti tą vaikinuką, jis man visiškai yra panašus į abu tėvus. Nekyla įtarimas. Tai reiškia ir paveldėjimo teisės išlieka ir niekas nesikeičia. Ir tokių vyrų, žinot, kiek yra. Ir kai sakote statistiką Norvegijoje, jeigu vieną dieną kažkas pasistengtų Lietuvoje ją surinkti, aš nežinau, ar jinai nebūtų dar procentaliai baisesnė nei toj Norvegijoje, žinok. O kaip su atvejais, kai, pavyzdžiui, po, nežinau, ten 15 metų, aš dabar bandau įsivaizduoti save, sėdžiu va su draugė, žiūriu filmą, skambutis. Labas, tėti. Ir tuo metu, aš žinau, kad jūsų praktikoje buvęs toks atvejis. Kaip vyrui tada jaustis, kai jisai, pavyzdžiui, apie tai nežino? Žinot, apie ką, nes aš su draugė apie šitą temą kalbėjau ir jinai sako, moters tai neapgausi, kad jos vaikas. Taip. Nes jinai žino, kada jinai pagimdo vaiką, o vyrui, tai gali čia tokį 15 metų, 16 metų nesakyti. Ten vienos nakties nuotykis kažkur buvo kažkada nutylėti ir po to po 16 metų į duris pasibeldžia, sako labas. Kaip tada teisės vyras ten privalo kažkaip tai kompensuoti tuos 16 metų ir panašiai, jeigu jisai net nebuvo informuotas. Papasakokit apie šitą istoriją. O gal ta moteris turėtų kompensuoti jam prarastą laiką su vaiku? Aš nuo to pradėčiau turbūt. Čia vėl dabar, jeigu moteris manęs klausys, čia kaip dažnai išgirstu, tai rasa, tai jau mėgsta kažkaip į vyrų pusę viską tempti. Aš tiesiog objektyviai žiūriu iš vertybinės pusės, nes teisė visų pirma yra moralė. Faktinės aplinkybės buvo tokios, kad iš tiesų jo žmona sutuoktinė nuosavam name, jie gyveno, kaip šiandien atsimenu, išvažiavo klientas į darbą, kažkas beldžia į duris. Labą dieną, sako, vaikas nelietuviškai kalba.
ieškau tokio ir tokio žmogaus, sako, aš esu jo vaikas. Tai pirmų taikymų, aišku, greitoji iškviesta kliento žmonai. Jis spėjo dar jam pasiskambinti, šitas irgi pirmą kartą girdi, galvoja, kad pokštas tiesiog kažkoks. Ir iš tikrųjų berniukas, jis tai kopija visiškai kliento, kai aš po to pamačiau nuotraukas. Pasisodino tą vaikiną pasikalbėti ir jis sako, mane mama tiesiog atsiuntė dabar prisistatyti, kad aš toks egzistuoju, man tiesiog reikia labai pinigėlių, mes sunkiai dabar gyvenam jau, mamai ten aplinkybės pasikeitė ir man mokslams panašu reikės jau irgi aš ruošiuosi, kaip ir tėtis galėtų prisidėti dabar. Dabar. Tai aišku, gal čia ne, gal čia DNR-us darom. Man ir be DNR jau buvo tiesą pasakius, aišku, copy-paste yra visiškas berniukas, absoliučiai. Padarė tą DNR-ą, taip, jis yra tikrai biologinis tėvas šito vaiko ir lygiai grečiai prasideda drama, aišku, ir šeimoje, nes pagal faktus ir vaiko gimimo datą aiškėja, kad klientas buvo, kaip ir neištikimas, jau susituokęs būdamas su dabartinė sutuoktinė. Oi, savo. Taip jau gavus, pasitaiko. Tai ten kaip ir jau skyrybos čia kvepėjo, ar ne, bet ta moteris buvo fantastiškai protinga, jis sako, tikrai viskas sukurta šeimoje, tiek metų praėjo, jau tam vaikinukui, kuris pasibeldė pas jos 14 tuo metu. Tai aš tikrai neardysiu, sako, dabar šeimos ir nebesiskiriam, ten sustojo šitoj vietoj. Klientas priėmė sprendimą mokėti išlaikymą vaikui ir tiesiog dabar iki šiol bendrauja. Tai ką man dabar daryti? Sūnus tai mano. Taip. Tik susipažinimas, aišku, sudėtingas tokiais atvejais vyksta. Kai tu turi po 14 metų įeiti į kontaktą, ten ir psichologai buvo reikalingi. Ir nežinau, kaip šiandien dieną jiems sekasi, kiek man dar buvo žinoma visai neblogai, jie ten į kontaktą tą tokį jau šiltą įėjo. Bet tokių istorijų yra ne viena, nebūtinai pasibeldžia, bet išaiškėjo kitom aplinkybėm. Yra buvę, kad mano klientui po daug metų buvusi, reiškia, jo meilužė parašė laišką, kad jis turi ir kad jau gal reikėtų čiut prisidėti prie išlaikymo. Yra buvę, kad atėjo viena moteris, sako, kraustaus iš proto, padėkit Rasą. Sužinojau įdomiam aplinkybėm, mano vyras irgi užsienyje turi dukrą. Ja ir išlaiko, sako, ir aš iš vis tiek metų nežinojau ir neišlindo šitą informaciją, iki kol nepradėjo Lietuvoje prisiteisinėti išlaikymo dydžių, kol mokėjo neoficialiai, viskas gerai. Sako, pradėjot krūvas laiškų, sako, man tiesiog, sako, to stogas nuvažiuos. Vyras sako, kad čia biški ne taip, kažkas ne taip, sako, tai jūs paskaitykit, man sakykit, ką dabar su visko daryti. Tai reiškia, galima ir sėkmingai daug metų išlaikyti, tokių istorijų ne viena yra buvusi. Geras, kokie slapukai žmonės. Puikiai sugeba ir susitikinėti su tais vaikais, ir išlaikymą teikti, ir būtus nupirkti savo meilužėms. Ir ta situacija, jinai tyloje būna tol, kol patogu yra ir nevyksta ten vidinis kažkoks konfliktas. Bet čia vat yra labai fainai, nukreipiam dabar nuo to, kad kartais vyrai nukenčia, bet va čia yra labai norėčiau ir moteris užstot, kurios būna tokiam santykė, kur vyrai slepia tai. Nes, jeigu tu esi jau santykyje, tai, būk mielas, papasakok, kad tu ten prieš tai vaikų turėjai. Man čia primena, žinot, tokius pasimatymus, kur tu eini mėnesį 2-3 į pasimatymus su ten mergina ar vaikinu ir jisai nesako, kad jis dar 3 vaikus nuo praeitos santuokos turi. Ir po to, jau po to, žinai, kažkas tai rimtesnio, tada sako, žinai, čia savaitgalį būsiu užsiėmęs. Kodėl? Aš tau nesakiau čia, bet aš vaikus turiu. Tai tas toksai slapukavimas ir čia jau... Čia ne tik kelių mėnesių bėgyje. Man yra tekę girdėti iš klientų situaciją, iš klientės, kad vyras prisipažino, kad turi biologinį sūnų. Sako, jiems 17, bet žinok, jis jau greit bus pilnametis, kaip ir nemačiau poreikio sakyti, nes galėjai išsigąsti, o jau vestuvės ten po kelių savaičių planuotos. Sako, man ką dabar su visą šitą informaciją daryti, ta prasme. Jis sako, aš galvoju, kad tai gal, bus proga pasakysiu, bet tiesiog mes labai ten silpnoką ryšį turim, retai susitikinėjom su tuo vaiku, irgi išskraustyti į užsienį su mama buvo gyventi. Tai sako, dabar jau laikas buvo pasakyti, kad, sako, bet jis tuo pilnametis. Žodžiu, mintis buvo tokia, kad tuoj man išlaikyti jo nebereikės, čia niekas nesikeičia. Santykių tai niekaip nekeičia. Ne, esmė, svarbus faktas buvo nutylėtas. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.